Bet kaip gerai buvo, visi vaibino. Šiauriai gerai pašokom. Tai toks žiauriai, fainai, žiauriai. Labai fainai ir visi tokie buvo. Viskas buvo idealu ir mes taip gerai sušokom. Aš jaučiau, kaip mes viską labai švariai. Viskas tobulai buvo, žiauriai džiugiuosi ir gražiai atrodėm ir gerai sušokom. Labai blogai. Jokių klaidų nebuvo. Labai fainai. Žiauriai gerai. Man atrodo, tu man konso sušikai. Tarsi, tau dėmesio trūksa, kad tu jau, tarsi, pusės pradėjai maišyti. Ta prasme sušikau. Jinai viską gerai darė, žiauriai gerai šokom. Iš aklyną, naujokė tu, kaip atėjai nematyta, taip ir išeisi neregėta, tik nereikia čia man. Bet aš žiūrėjau, mes tikrai gerai padarėm. Tikrai buvo normaliai. Nebuvo normaliai. Kad puiku buvo. Nu tai gal tavo tai galvoje taip yra, bet kai pasižiūri, tai nugraudu darosi. Man jau gana tokių nesąmonių. Net mano vardą gerai nenoriu pasakyti. Klišakoja kažkokį. Nu, jau būtinai va taip padaryti, ne? Tiesiog atrodo, privalai. Prašau, jūsų kava. Kava? Ta prasme, aš tik save visą atidaviau ant scenos, o tu man karštą dar kavą atneši. Negi taip sunku suprast, kad šalto gėrimo aš pavyzdžiui noriu. Aš nesuprantu, čia visiems kažkokie užtemimai. Aš žinau, kad čia menulė, bet pasirodo, jums čia visiems tiesiog galvoj tokie yra. Eik iš ko stovi. Atsiprašau. Ir gal kavos nepamirš ką? Visiškai. Atsiprašau. Nu. Jūsų gerbėjai labai laukia. O limuzinas? Nu jau greitai labai bus, viskas, jau toj bus. O čia parašiuonis. Prašau, ačiū, aš tave myliu, Sonada. Jūs esate mano meilė. Ačiū labai, Sonada.
atsiprašau, aš nežinau, kaip tai atsitiko. Nu, nebus limuzino, nes sugedo ir... Nu, kažką kitą sugalvosim, aš labai atsiprašau, ponė. Ta prasme. Nu, nebus, atsiprašau labai. Aš noriu būti nematoma. Važiuojam! Į Grand hotelį, jeigu čia tau kažką iš vis sako. Gal kondiškę kokį įjunk ar langą pradaryk. Čia dvokia, kai karvės tvarte, Dieve mano. Alio, langą pradaryk. O tu prausis gal nemoki? Dušas egzistuoja, Dieve mano. Seni, tu gal kurčias? Aš tuoj uždusiu, čia kaip čia dvokia. Dieve mano. Tu gal pakalbėsi, ką? Aš tau nebulvių maišas, nu nekratyk tu manęs. Nu baik, aš kažką dar susilaužysiu. Alio, aš kažką susilaužyt galiu. Nu, taigi sakiau, nebulvių maišas, nekratyk. Kur tu atvažiavai, kodėl tu mane toj pačioj vietoj čia atvežiai? Alio. Žaibas trenkė į aukščiausią medį. Aš tau toj kai trenksiu, kur tu mane atvežiai? Navigacijos neturi, telefono neįperki, kas tau yra? Nu, aš nesuprantu, čia su taksi, tai čia tragedija. Jinai galėjo pakartoti paskutinę dainą. Taip, aš tai tokia graži. Gera. Taigi tokia gera, tai žinau. Aš taip laukiu, aš pastabu. Taigi tokia kokie šampūnai naudoja. Žvaigždė gal gera. Man atrodo, šita gaži. Čia toks. Tik čia tų batų nesimato labai gražiai. Bet tai aš... Paskambink policijai, aš taksę telefoną. Nu tai va, aš šiandien ryte šuns neišvedžiau, tai gal galėtum tu dabar išvesti, jeigu pavyktų. Ką, prie ko to šuo policija, aš tau sakiau skambink. Ei! Skambinkit policijai, tik kažkoks taksi vairuotojas mano telefoną pavogė. Pavyzdžiui, Lietuvoje nėra, kaip jūs sakėte, tokių trumpesnių. Tai tik iš Kinijos. Alio! Čia problema... Telefoną, sakau, pavogė, policijai, skambinkit. Aš šonada žvaigždė. Nu, aš Alio! turėjau pas mus pilnas stalčių, žinai, koks 20 dainų. Tyčiuotės? Kažkaip apie ekologiją, jeigu galvoji, tai toks... Skambinkit, policijai mano telefoną pavogė ir dar
Dviratis mane partrenkė. Gal jums atsigert ko nors? Norėčiau karamelinio makiato su kokosų pienu ir ledukais. 2 vandens sakėt. Taip, čia man. Ačiū. Žaklyną? Aš irgi žinau. Manos, žinokit, baigiu išprotėti. Mane dviratis, tarsi visiškai kiaurai pervažiavo, aš jaučiuos nematom. Aš taip laukiu, ta prasme, aš nusipirkau tokį maudomuką, jis kaip paliečia man pakeičia spalvą. Tokie egzistuoja iš visų. Čia insane yra. Kur tu jį pirkai? Žinai, ten, kur už Maximus, tokia maža parduotuvė. Šalia mūsų namų? Jo. Sakau. O tu jau sudėjai lagaminą? Labai žinau, kiek bus laipsnių, tai dar nelabai žinau, kad dėtis. Lagamina. Aš užvakar žiūrėjau ir Ibizoj bus 40. 40. Live. Mes sudegsim, mes busim juodos. Mes taip gražiai nudegsim, aš taip. Aš žiauriai laukiu nusifotografuoti. Nuotraukas žiauriai.
Sakiau nebaisus nekratėjęs. Žaibas trenkė į aukščiausią medį. Jūs mane matot? Aš jūs myliu!